Sveiki, visi matė, kaip aš sutriuškinau mergaitę, melagę, Igną Vėgėlę dėl žemdirbių bylos. Visi matė mano video, aš jau matau, kad daug tūkstančių žmonių pažiūrėjo. Taip, panelė Ignas Vėgėlė tiesioginėme eteryje su Eduardu Vaitkum prisimelavo, kad jinai laimėjo žemdirbių bylą 2016 metais. Kadangi jinai pasakė, kad jinai pamelavo, kad jinai laimėjo bylą 2016 metais, aš padariau praeitą video apie tą bylą, kuri buvo 16 metais. Jinai pasakė 16 metais, todėl aš padariau video savo apie jos 16 metų bylą. Ir ten yra visiškas pravalas, dėl to, kad 16 metais jinai, Ignas Vėgėlė, net nebuvo paminėta tarp advokatų. Ir be abejo, 16 metų byla yra pralaimėta. Tačiau aplink panelę Igną Vėgėlę yra labai daug kolūkiečių, tokių visiškai durnų žmonių, kurie pradeda man rašyti, kad ne, sako, panelė Ignas Vėgėlė turėjo dar ir kitą bylą. Ne 16, o 15 metais. Tai yra žemdirbių byla, taip pat žemdirbių byla, numeris C10314. Ir ta byla taip pat yra pralaimėta. Vat mane stebina tokie idiotai, kuriem Ignas Vėgėlė metė šūdą ir pasakė, kad tai yra sviestas. Valgykit, tai yra sviestas. Tenai yra ta jo 15 metų byla, kuri yra pralaimėta. Bet ten yra parašyta, kad panelė Ignas Vėgėlė iš tikrųjų buvo toj byloj advokačių padėjėja. Advokačių padėjėja buvo tokia Ignas Vėgėlė. Ir taip toj byloj tai parašyta. Bet, ir žmonės man dabar rodo šitą bylą. Taip, yra byla, kur Vėgėlė iš tikrųjų buvo advokatų padėjėja. Bet ta byla yra pralaimėta. Jinai yra pralaimėta, žmonės. Ajajaj, kokie durni žmonės. Vat jie pamato, Vėgėlė parodė jam kažkokį popierių, ant kurio parašytas Vėgėlės vardas. Ir jie iš karto pradeda šaukti, kad Vėgėlė kažką laimėjo. Ji yra pralaimėta šita byla. Ji yra pralaimėta ir dabar paskaitom visi kartu. Davai paskaitom. Taigi nueinam į šitą bylą, kurią man rodo Vėgėlės kolūkiečiai. Tai yra svetainė kurija.europa.eu. Tai yra ES teisingumo teismo svetainė. Ir čia teisingumo teismo reiškia yra sprendimas. 15 metų. Tenai laidoj su Vaitkum panelė Ignas Vėgėlė minėjo 16 metų sprendimą. O čia yra 15. Kitas sprendimas. Bet gerai, paskaitom šitą kitą, nes yra kolūkiečių, kurie sako, kad čia yra byla laimėta. Bylos numeris yra C-103/14. Ir mes žemiau matom, kad Kretingalės kooperacinės žemės ūkio bendrovės advokatai buvo šitoj byloj E. Pranauskas, J. Sviderskis ir buvo dar advokatų padėjėja Ignas Vėgėlė. Šita advokatų padėjėja šitiem dviem advokatam teikė seksualinės paslaugas. Jinai apsisukdavo nugarą ir šitie du advokatai galėjo atsipalaiduoti. O po to panelė Ignas Vėgėlė ėjo velniop. Ir todėl jos vardas čia yra šitas, kad irgi seksualinius darbuotojus reikia gerbti. Einam į pabaigą šitos bylos, kad pasakytume, ar jinai yra laimėta. Štai yra išvados teismo. Remdamasis šiais motyvais, ten yra daug motyvų, 20 puslapių, Teisingumo teismas, 4 kolegija, nusprendžia. Pirmas sprendimas. Čia yra pirma išvada ir joje parašyta, kad šitas 9 metų sausio 19 dienos tarybos reglamento numeris 73, nustatančių bendrasias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisyklės ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams iš dalies keičiančio
reglamentus. Numeris, va toksai, čia va reglamentai, numeriai, straipsniai. Ir va žodis aiškinti. Va čia yra svarbiausias žodis pastraipoje. Visoj pastraipoj pats svarbiausias žodis yra aiškinti, nes toliau mes matom, kas yra aiškinama. Ir aiškinti taip, kad savoka valstybėse narėse, išskyrus naujasias valstybės narės, taikytinas tiesioginių išmokų lygis turi būti suprantama kaip taip, kad šis lygis 12 metais buvo lygis 90%. Kitaip tariant, čia yra parašyta, kad šita byla yra pralaimėta. Tiesioginių išmokų lygio, o savoka tiesioginių išmokų lygis naujosiuose valstybėse narise turi būti suprantama, kaip šis lygis 12 metais buvo lygus tokios sudėties Europos bendrijos, kokia ji buvo 2004 metų balandžio 30 dieną. Pati panelė Vėgėlė šitoj vietoj sutinka, kad byla yra pralaimėta. Aš vat norėčiau išgirst, kaip panelė Vėgėlė galėtų paaiškinti, kad čia yra laimėta, čia yra pralaimėta. Tai pirmas punktas – pralaimėtas 100%. Davai trečias punktas. Trečias punktas taip pat yra pralaimėtas 100%. Čia parašyta, nagrinėjant šios klausimus, nebuvo nustatyta aplinkybių. Nebuvo nustatyta, tai yra ne. Pirmas atsakymas ne, antras atsakymas ne. Nebuvo nustatyta aplinkybių galinčių turėti įtakos. Reglamento 73 2009 metų paskelbto šitą ES oficialiame leidinėje paskelbto klaidų ištaisymo 132 straipsnio antros dalies paskutinės pastraipos galiojimui. Ne, kitaip tariant, tai yra atsakymas ne. Tie du advokatai ir jų advokato padėjėja Ignas Vėgėlė pralaimėjo. Tokia yra šitos trečios išvados reikšmė. Ir ketvirta išvada, skaitom nuo čia. Vartojamo žodžio dydis reikšmė yra tokia pati, kaip reglamento numeris 73, 132 straipsnio antros dalies paskutinėje pastraipoje vartojamo žodžio lygis reikšmė. Tai panelė Ignas Vėgėlė šitoj vietoj taip pat sutinka, kad jinai pralaimėjo šitą bylą. Čia yra žodis, čia yra pralaimėjimas, tai yra defeat, tai yra totalus pralaimėjimas. Vienintelė vieta, kur panelė Ignas Vėgėlė leidžia savo mintyse ir pokalbiuose su savo kolūkiečiais bezdėti, kad jinai kažką laimėjo, tai yra antra išvada, kur parašyta, kad 12 metų Liepos 2 dienos komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo leidžiama išmokėti papildomas nacionalinės tiesioginės išmokas už 2012 metus, yra negaliojantis. Ir suprantat, čia būtų pergalė. Jeigu čia būtų taškas, po negaliojantis būtų taškas, tada tai būtų šitų dviejų advokatų ir jų padėjėjos Igno Vėgėlės pergalė. Bet tai nėra pergalė, kadangi po žodžio negaliojantis nėra taško. Yra kablelis ir žodis tačiau. Tai vadinasi dabar paneigs visą, kas parašyta čia, paneigs antroji sakinio daly. Ir toliau mes skaitom. Tačiau, nagrinėjant prejudicinius klausimus, nebuvo nustatyta jokių aplinkybių. Kitaip tariant, šitas negaliojimas komisijos įgyvendinimo sprendimo C 2012-4391 final negaliojimas nėra aplinkybė. Nebuvo nustatyta jokių aplinkybių galinčių turėti įtakos reglamento 73, 10 straipsnių pirmos dalies ir 132 straipsnio antros dalies paskutinės pastraipos pabaigos nuostatos galiojimui. Kitaip tariant, galiojimui įtakos jokios neturėjo tas negaliojantis sprendimas. Dabar aš žinau, ką bezda panelė Ignas Vėgėlė. Atsakymas į jos bezdalus yra šito sprendimo 73
trečioje pastraipoje. Va, 100, tai čia yra 73 pastraipa. Ir čia yra rašoma apie tą negaliojantį reglamentą. Kaip teisingai savo rašytinėse pastabose pažymėjo Lenkijos vyriausybė ir komisija. Pagal šią taisyklę, tai yra turimas omeny tas negaliojantis reglamentas, kuris yra paminėtas ten antroj išvadoj. Tai tas reglamentas yra čia paminėtas kaip šią taisyklę. Pagal šią taisyklę galimybę taikyti moduliavimas tai yra teisė sumažinti išmokas ūkininkams, galimybė taikyti moduliavimą 12 metais nelėmė naujosiuose valstybėse narise mokamų mažesnių nei 300 000 eurų tiesioginių išmokų sumažėjimo. Nelėmė sumažėjimo. Kitaip tariant, Europos komisija sako, kad ten taip yra vienas sprendimas jos, kurios negaliojantis. Bet pagal tą negaliojantį sprendimą Lietuvoje ne vienam ūkininkui nebuvo sumažinta išmoka. Suprantat? Nebuvo sumažinta išmoka pagal negaliojantį reglamentą. Ir tas faktas, kad tas reglamentas negaliojantis ir pagal jį negalima sumažinti išmokų, kad jis negalioja, neturi įtakos reglamento 73 galiojimui. Kitaip tariant, išmokos Lietuvos ūkininkams negali būti padidinamos. Tai yra pralaimėta byla, taškas. Jeigu Ignas Vėgėlė kažko nesupranta, susitinkam online ir aš jam paaiškinsiu visas jo klaidas. Viską, ko jis nesupranta. Taigi šita byla taip pat yra pralaimėta, nes Ignas Vėgėlė neturi nė vienos laimėtos bylos. Šita mergaitė niekada nedirbo advokatės darbo. Toj byloj, kuri pralaimėta, jinai buvo advokatų padėjėja advokatų, aukštų protingų žmonių. Ir tie protingi žmonės, jie pralaimėjo dėja šitą bylą dėl to, kad pasirinko matyt labai chujovą padėjėją. Audrius Nakas bandė skambinti paneliai Ignui Vėgėlei, kad jinai pakomentuotų šitą savo pergalę. Vat kartu. Geriausia būtų, kad aš dalyvaučiau, nes tenai, kai vienatvėje, jinai savo kolūkiečiam meluoja, kad jinai kažką laimėjo, kolūkiečiai girdi tik tai panelę Igną Vėgėlę. Ir daugiau nieko. Ir dėl to nesupranta, kad byla yra iš tikrųjų pralaimėta. Suprantat, jūs surenkat kolūkiečius ir jiem, kolūkiečiam, galit primeluoti, ką norit. Bet jūs bent vieną protingą žmogų į šitą kolūkiečių susirinkimą pakvieskit. Va, pavyzdžiui, mane. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą